Elefantentrefena, kadangi žiemą nesugeba kai kas, teko vasarą rinktis. Elefantentrefenas nuo senų laikų renkasi žiemą sausio mėnesį chebra su motociklais. Ir būna mini renginys. Kai kurie net buvo kažkada čia. Tai gerbėjai mūsų prie elefanto susirinko. Žada pavaišinti sūriu. Riedėjimo rungti. Gerai. Kas pirmas nuriedės nuo šito kalno? 2, 3. Antra pora lenktyniauja. Nugalėti. Elektriniai motociklai. O čia renginys pats vyksta. Tada uždarbiauja ūkininkai. Arba traukia į kalną, malkas parduoda ir kitkas, kad šienelis sugertų purvą arba sniegą. Lūžamas spidometras, pasižiūrėk, kaip baisiai atrodo, matai. Kadangi buvo čia lipdytas, lituotas ir taip toliau, tai va, atėjo jam. Tai turim kaip tik iš BMW išskirtą va tokį va. Kitą remonto. Va. 15 sekundžių ir viskas. Nu va, kas pietų? Ką atnešė? Atnešė mum iš šito vagonėlio dešros ir lašinių. Gerai, gerai. Sakė, liko po elefanto, paliko žmonės. Po elefant teritoriją. Apačia kiaulydė. Einam, paieškosim aplinkui dar lobio kokią gal rasim. Pasatą radam. Bet žiūrėk, pasatas kažkur miške, o visas be rūdžių. Kai naujas. Va. Žygburio variantas. Ir įsistrigęs, matai, užbuksavęs visas. Pasikabinę ant rasto. Pasikabino ant rasto. Lavono kažin nebus. Gal Kobra 11 reikės kviesti. Rankinis užtrauktas svarbiausia. Kolonėlė. Magas paliktas viskas. Ir... Va. Ir dakumas yra, žiūrėk, žibukai dega. Va. Gale nauji stabdžių diskai įdėti. O žmogus stabdžių diskų pasikeisto į kalną. Neužtraukė. Todėl ir dingo viskas. Gerai, einam toliau kur nors ieškot. Va, grybas. Ten dar keli. Co dar viena. Važiuojam į apačią, pabandysim pravažiuoti. Ratą.
nugaras suliko į tą pusę. Guten Morgen. Pasiekėm Vokietiją. Stuburai jau nebelaiko. 1000 kiek kilometrų? 5-600. Ir va, padariniai. Namo gal jau? Ne, mankštelę prasitampysim, bus gerai. Gerai. Susleisim kokį B grupės vitaminų ir lėksim. Į Miuncheną. Su tuo žemėlapiu sudėtinga, net knygų namelį norėtas palikti. Tai va, vakar pro Čekiją atvažiavome į Vokietiją ir esame netoli Miuncheno, liko 60 km. Tai šiandieną bandysime pasiekti Miuncheną ir ten apsistoti. Tai nusimato gal trumpa išvyka. Lembalos vokiečio budelės nesugriovė. Gali nuvalyt man va šitą. Kokios tavo sąnaudos? Tepalų. Tepalų? Aha. Daug aš to palaikysiu. Nulinės. Nulinės? Nulinės. Kas buvo viršaus išspjaudė per alsoklį, o dabar jau laikosi ta norma, kaip ir buvo. Daugiau pusės buvo. Parašyta nepilti virš maksimumo. Va, sufokusavo. Karočią, ateik, man padėsi užvesti, aš vienas nesugebu. Ateik. Palaikyk. Jo, palaikyk man pisos. Bėgi išjungi, nes per nagus gausiu. Kranelį atsakai? Ja, iš. Problems? Ko jūs čia atvažiavot? Nu, iš paskos. Paskos, aš tai čia visą. Man reikia staliuko reikia. Va į dekatloną. Kas sušalo, kam staliuko reikia. Nu, tai Nes daiktų mažai. Geloką ant žemės pasidėję, nuo žemės ėdantys gyvuliai kažkokie tai. Kristų parduotuvę. Va. Davai. Kurį imsi? Štokį turiu geras. Turi tokį? Rekomenduoju. Rekomenduoju, priemam. Tai čia kuriuo paėmė. Pirksi? Man atrodo, reikia paimti. Tai va čia vadėliau pasiūtė. Imsi. Žiūrėti dutę. Galima tik pasidėti. Rekomenduojam. Va atvykom į parduotuvę Liujis. Goodbye. Kažkada prieš 15 metų tik buvo galima iš katalogėlio užsisakyti, nes kitų parduotuvių nelabai ir buvo rūbam. O dabar bandysim. Iš karto. Altaimerinį motociklą, va tokios servetėlės reikia. Sustoji iš karto, numeti, o po to surinioji. 13 euriukų. Popierinių žemėlapių skiriamis. Labai geras. Nu ką, pasivaikščios po parduotuvę, galima pasakyti, kad labai patobulėjom moto aprangos srityje. Nu ką va, pradėjom degustaciją. Susipažinti su vietinė Bavarijos kultūra. Eisim ten, kur vyksta Oktoberfestas. Jei nežinot, kas yra Oktoberfestas, nu tai pasidomėkit. Gėda pasaka. Prie vokiškų dešrelių būtina garstyčias valgyti, ne pomidorų padažą. Miuncheno motociklai. Nenaudot. Nelabai pritraukia voratinklį. Bet va yra, va. Ranką užkištinė, tai va čia. Pirmas opozitas, va, sutiktas jau toks. Va.
Skrambleriukas vadinamasis. Čia biškai tvarkyt, nuo to reikia šonus. Patvarkys. Bet tai būna, kai Vokietijai būni ir prasisporini.